vertinam visai neblogai. Kaip žaidėm prieš esamus čempionus, tai manau pasirodėme tikrai neblogai. Trenerio plano neįvykdėme, tiesiog nesilaikėme. Kaip manote, ko pritrūko rungtynių pabaigoje, kad galėtumėte išplėšti pergalę, nes buvot per vieną metimą likus minutį? Manau, koncentracijos ir trenerio plano laikymas, nes tiesiog gynybai neatsilaikėme, nesusirinkome kamuolių ir tiek. Džiugu, kad laimėjom, iš tikrųjų vėl nesusirinkom šiandien. Apskritai kol kas sezonas klostėsi taip ganėtinai sunkiai. Pirmas rungtynėse paskutiniam sekundėm pralaimėjom, šios rungtynėse praktiškai paskutiniam sekundėm laimėjom, nors kaip ir rungtynės kontroliavom, bet niekada nebuvom, kaip sakyti, tokiam atstume, kad varžovai negalėtų grįžti. Šiaip šaunuoliai varžovai, Kretingos jaunimas pataikė daug iš tikrųjų tritaškių metimų. Atrodo, stengiamės atimti iš jų tos ginklus, bet kažkaip šiandien nepavyko, tai vis laik jie tokių kovinių atstumų laikėsi ir negalėjom atsipalaiduoti, kaip sakant, bet pergalė yra pergalė, iškovotas taškas, laukiam sekančių varžybų ir tikimės, kad pasijungsim pilnesnę sudėties ir pradėsim gerinti žaidimą, nes kol kas tai tikrai sunkiai klostosi tos varžybos.